Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Populiari žaidimų platforma Roblox paskelbė apie reikšmingus pokyčius skirtus vaikų saugumui internete. Nuo šių metų birželio bus įvestos amžiaus grupėmis suskirstytos paskyros. Šis sprendimas yra atsakas į ilgai trunkančią kritiką dėl nepakankamos nepilnamečio apsaugos platformoje. Pagal naują sistemą vartotojai bus automatiškai priskiriami skirtingoms paskyroms. Roblox Kids 5-8 metų vaikams, kuriame turinys bus ribotas ir leidžiami tik minimal arba mild kategorijos žaidimai, o chatas bus išjungtas, ir Roblox Select nuo 9 iki 15 metų vaikams, kuriame prieiga bus šiek tiek prie platesnio turinio, tačiau vis tiek filtruoto, o palaipsniui bus jungiamas ir bendravimas su papildomomis apsaugomis. Vartotojų amžius bus nustatomas naudojant amžiaus patikrinimo sistemas, pavyzdžiui, veido atpažinimą arba tėvų patvirtinimą. Platforma taip pat keičia turinio kontrolę. Žaidimai turės praeiti griežtesnį patikrinimo procesą, o kūrėjams reikės patvirtinti tapatybę ir laikytis naujų standartų. Nepatvirtinti vartotojai bus dar labiau apriboti. Liks be pokalbių ir suribotų turinių. Nauja sistema reiškia, kad vaikai matys tik jų amžiui tinkamą turinį ir bendravimas su nepažįstamais žmonėmis bus labiau ribojamas. Beje, tėvai turės daug daugiau kontrolės, galės blokuoti žaidimus ar valdyti pokalbius. Tai yra vienas didžiausių Roblox saugumo pokyčių per pastaruosius metus. Roblox žingsnis rodo platesnę tendenciją technologijų sektoriuje. Platformos vis labiau spaudžiamos užtikrinti vaikų saugumą. Nors naujos taisyklės gali apriboti kai kurias funkcijas, jos siekia sukurti saugesnę aplinką milijonams jaunų vartotojų visame pasaulyje. Rockstar Games vėl tapo įsilaužimo auka. Žaidimų kūrėja Rockstar Games, geriausiai žinoma dėl Grand Theft Auto serijos, dar kartą nukentėjo nuo kibernetinės atakos. Bendrovė patvirtino, kad įvyko duomenų pažeidimas, tačiau teigia, jog incidentas neturės reikšmingo poveikio verslui ar kuriamiems projektams. GTA 6 nenukels dėl to. Įsilaužimą įvykdė įsilaužėlių grupė Shiny Hunters. Jie teigia pavogę vidinius bendrovės duomenis ir nusikaltėliai grasina paviešinti informaciją, jei nebus sumokėtos išpirkos. Manoma, kad tai dalis platesnės atakų bangos susijusios su trečiųjų šalių paslaugų saugumo spragomis. Nepaisant situacijos rimtumo, Rockstar Games sumažino incidento reikšmę. Žaidimų kūrimas nebus paveiktas ir vartotojų patirtis taip pat neturėtų nukentėti. Bendrovė bendradarbiauja su saugumo specialistais, kad įvertintų žalą. Tai gana santūri reakcija, ypač turint omenyje ankstesnius incidentus. Šis įsilaužimas jau antras didelis saugumo pažeidimas per kelis metus. Nors Rockstar Games teigia, kad šis įsilaužimas neturės didelio poveikio, situacija kelia klausimų dėl ilgalaikio saugumo. Pasikartojantis incidentai rodo, kad kibernetinė grėsmė technologijų ir pramogų industrijoje tik didėja, o tokios kompanijos kaip Rockstar tampa vienu pagrindiniu taikiniu. Technologijų milžinė Meta Platforms artėja prie istorinio lūžio. Prognozuojama, kad jau šiais metais jį pirmą kartą aplenks Google pagal pasaulinės skaitmeninės reklamos pajamas. Remiantis eMarketer prognozėmis, Meta reklamos pajamos šiais metais turėtų siekti apie $243,5 milijardo, o Google apie $239,5 milijardo. Tai reikštų pirmą kartą, kai Google prarastų ilgametę lyderystę šioje rinkoje. Kodėl Meta auga greičiau? Dirbtiniu intelektu paremti įrankiai, ypač Advantage Plus sistema, kuri automatizuoja reklamos kampanijas ir didina jų efektyvumą, naujos platformos ir formatai. Reklamos plečiamos į WhatsApp, Threads ir trumpų video turinį. Šie veiksniai leidžia Meta efektyviau išnaudoti reklamos biudžetus ir pritraukti daugiau reklamuotojų. Nors Google išlieka itin stipri, jos augimą riboja keli veiksniai. Lėtesnis reklamos verslo augimas, diversifikuotas verslas, pavyzdžiui YouTube Premium, kuris mažina priklausomybę nuo reklamos, bet ir lėtina jos dalies augimą. Be to, konkurencija didėja ne tik iš Meta, bet ir iš kitų platformų bei naujų AI pagristų sprendimų. Nepaisant konkurencijos, didžiausi žaidėjai išlieka tie patys. Meta, Google ir Amazon kartu gali kontroliuoti apie 62% pasaulinės skaitmeninės reklamos rinkos. Tuo tarpu mažesnės platformos, tokios kaip Snap ar Pinterest, yra labiau pažeidžiamos ekonominių svyravimų. Kvantinių kompiuterių lenktynės. Ar Europa gali laimėti? Kvantinių technologijų vystymas tampa viena svarbiausių 21 amžiaus technologinių varžybų. Nauja analizė rodo, kad Europa turi realią galimybę konkuruoti su JAV ir Kinija, tačiau tik tuo atveju jei sugebės išspręsti finansavimo ir mastelio problemas. Kodėl kvantiniai kompiuteriai tokie svarbus? Ir ar apskritai žinot, kas tai yra? Kvantiniai kompiuteriai gali atlikti skaičiavimus, kurie šiandieniniams superkompiuteriams būtų praktiškai neįmanomi. Jie gali revoliucionizuoti vaistų kūrimą ir medžiagų mokslą, padėti spręsti klimato modelių skaičiavimus ir potencialiai nulaužti dabartinės šifravimo sistemas. Todėl ši technologija laikoma strateginė. Kas ją įvaldys, gali įgyti didžiulį ekonominį ir geopolitinį pranašumą. Europa jau dabar turi keletą svarbių pranašumų. Pas mus stipri mokslinių tyrimų bazė ir universitetai, taip pat turime daug inovatyvių startuolių kvantinių technologijų srityje bei reikšmingas viešasis finansavimas. Tai leidžia Europai būti viena iš pagrindinių žaidėjų šiame technologijų fronte. Didžiausias iššūkis ne idėjos, o jų įgyvendinimas. Europa pritraukia tik apie 5% pasaulinių privačių
privačių investicijų į kvantinės technologijas, o daug startuolių persikelia į Jungtinės Amerikos valstijas, kur lengviau gauti finansavimą. Čia trūksta infrastruktūros, leidžiančios technologijas išplėtoti iki komercinio lygio. Dėl to kyla rizika, kad Europa pakartos dirbtinio intelekto istoriją. Stiprūs tyrimai, bet lyderystė atiteks kitoms šalims. Pagrindiniai Europos konkurentai šiuo metu, žinoma, yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuriuose dominuoja privačios investicijos ir technologijų gigantai, ir Kinija, kurioje stipri valstybės parama ir strateginis planavimas. Ekspertai pabrėžia, kad ši konkurencija gali nulemti technologinę lyderystę ateinančiams dešimtmečiams. Tai ar Europa gali apskritai laimėti šitose lenktynėse? Taip, bet tik su tam tikromis sąlygomis. Daugiau privačių investicijų, geresnis startuolių palaikymas, kad jie liktų Europoje ir neišvažiuotų į Ameriką, ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp šalių. Be šių žingsnių Europa rizikuoja likti inovacijų kūrėja, bet ne jų naudotoja. Kvantinių kompiuterių lenktynės jau vyksta ir rezultatas gali pakeisti pasaulio technologinę pusiausvyrą. Europa turi stiprų pagrindą, tačiau jo sėkmė priklausys nuo to, ar ji sugebės paversti mokslinius pasiekimus realia pasaulinio masto industrija. Dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic nusprendė nepaleisti savo naujausio modelio Claude Mythos arba Mythos viešai, nes jis pasirodė esantis per daug galingas ir potencialiai pavojingas kibernetiniam saugumui. Pagrindinė priežastis - modelio gebėjimas savarankiškai aptikti kritinės saugumo spragas operacinėse sistemose ir naršyklėse. Beje, ne tik rasti klaidas, bet ir pasiūlyti, kaip jas išnaudoti. Testų metu modelis aptiko tūkstančius pažeidžiamumų populiarioje programinėje įrangoje ir rado net dešimtmečius nepastebėtas klaidas. Tai reiškia, kad toks įrankis netinkamose rankose galėtų būti naudojamas realioms kibernetinėms atakoms. Tai kuo tas Claude Mythos išskirtinis? Skirtingai nei ankstesni AI modeliai, šis gali automatiškai analizuoti sudėtingą kodą, identifikuoti vadinamosius zero-day pažeidžiamumus ir net sukurti veikiančius įsilaužimo scenarijus. Svarbu tai, kad šios galimybės nebuvo specialiai programuotos, jos atsirado kaip natūralus modelio pažangos rezultatas. Vietoj viešo paleidimo Anthropic pasirinko saugesnį kelią. Modelis prieinamas tik ribotam partnerių ratui ir tarp jų didelės technologijų įmonės ir organizacijos. O visa tai vyksta per iniciatyvą Project Glasswing. Šio projekto tikslas - naudoti modelį gynybai, o ne atakoms. Tai yra rasti ir ištaisyti spragas prieš jas išnaudojant kenkėjams. Claude Mythos atvejais atskleidžia naują realybę. AI gali tapti galingiausių kibernetinio saugumo įrankiu, bet tuo pačiu ir rimčiausia grėsme, jei naudojimas piktavališkai. Ekspertai jau dabar kalba apie galimą AI ginklavimosi varžybų etapą, kur viena pusė kuria apsaugą, o kita automatizuotas atakas. Tai Claude Mythos nėra tik dar vienas AI modelis, tai technologinis lūžis, kuris parodo, kaip greitai dirbtinis intelektas artėja prie kritinių infrastruktūrų kontrolės ribų. Anthropic sprendimas jo neviešinti rodo, kad kai kurios technologijos jau pasiekė lygį, kur atsargumas tampa svarbesnis už inovacijos greitį. Tai tiek tų žinių šios savaitės tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Eikit pafollowinti mus Instagrame, Facebook'e, TikTok'e, pasubscribinkit būtinai čia ir uždėkit laiką ir susitiksim kitą savaitę. Aite!